Klausimai klimato aktyvistams žurnalui Schweizer Zeit. Žurnalas Schweizer Zeit už federalizmą, nepriklausomybę ir laisvę leidžiamas kas 14 dienų, kaip žurnalas ar internete. Nuo 1979 metų šiame leidinyje skelbiama informacija apie tai, kas nutylima ar net slepiama nuo visuomenės. Paskutinėme 2019 metų vasario 8 dienos žurnalo 3 numeryje labai emocionaliai buvo skelbiama, kaip nepilnamečiai vis įžūliau instrumentalizuojami politinių kampanijų veiklai. Šių metų pasaulinio ekonomikos forumo Davose metu 16-metė švedė Gerda Thunberg buvo pagerbta kaip superžvaigždė. Nuo 2018 metų rugpjūčio mėnesio klimato aktyvistė kiekvieną penktadienį pamokų metu protestuodavo ir to paskatino 10 000 mokinių nelankyti pamokų be pateisinamų priežasčių ir eiti į gatves protestuoti prieš klimato kaitą. Toliau mes pateikiame ištraukas iš vasario 8 dienos žurnalo Schweizer Zeit, kurios turėtų klimato aktyvistus paskatinti susimastyti. Pirma, šiuo metu paplitę ir labai populiarios publikacijos Facebook'e ir kitur. Brangus vaikai Vokietijoje ir Švedijoje, jūs dabar praleidinėjate pamokas, kad dalyvautumėte protesto akcijose prieš klimato kaitą, prieš CO2. Tai šaunu. O mes, Kongo vaikai, su malonumu eitume į mokyklas, tačiau turime dirbti kobalto kasyklose, kad jūsų švaruoliai vyrai ir moteris galėtų važinėti švariais elektromobiliais ir keikti dizelinės mašinas. Antra, Roberto Imbergerio klausimai klimato aktyvistui. Imbergeris mokėsi Acheno universitete, šiluminės fizikos ir termohidraulikos fakultete. Neseniai aš buvau vietinėme turguje. Ten buvo teminis standas klimato apsauga. Į mane, kaip į praeivį, kreipėsi su klausimu apie CO2. Aš išdrįsau maždaug 30 metų aktyvistui užduoti kelis klausimus. Koks CO2 kiekis yra ore? Didelis? Labai didelis. Kiek didelis? Kiek procentų? Neturiu supratimo, jūs net to klausite. Taip, tikras žinovas. Toliau uždavinėjau klausimus. Ir kas dar yra mūsų ore? Manau deguonis. Taip, teisingai. O kiek procentų? Nežinau. Aš jam paaiškinau, kad maždaug 21 procentas. Tai jis suprato. Ir kas dar yra mūsų ore? Neturiu supratimo. Inertinės dujos, ksenonas, argonas, kriptonas, neonas. Gal jau girdėjote? Tai užima labai mažą procentą ore. Nustebęs susimąstė. Aš pakartojau klausimą ir vėl tik pečių pakilnojimas ir akių pavartymas. Ar tu girdėjai ką nors apie azotą? Taip, azotas. Ten jis irgi yra, taip. Ir kiek jo ten yra procentų? Neturiu supratimo. Ir vėl tik pečių pakilnojimas. Aš nenusileidau, paaiškinau, kad maždaug apie 78 procentus. Brošiūros, kurias jis laikė iškėlęs dešinėje rankoje, pamažu vis leidosi žemyn. Po trumpo paskaičiavimo mintyse, tai truko apie 60 sekundžių. Jis pasakė, būtent taip ir yra, jūs teisus. Bent jau iš dalies. Mūsų ore CO2 yra maždaug 0,038 procentai. Jis mane nepatikėjo ir pasitraukė. O tiems, kurie nori paskaičiuoti dar, ore yra 0,038 procentų CO2. Iš šių procentų pati gamta pagamina maždaug 96 procentus, likusius 4 procentus pagamina žmogus. Šie 4 procentai iš 0,038 procentų yra 0,0152 procentai. Vokietijai tenka 3,1 procento. Pagal tai, Vokietijos poveikis susidarant CO2 ore apie 0,0004712 procento. Šveicarijos dalis dar mažesnė. Ir su tokia procentinė dalimi mes norime prisiimti pagrindinį vaidmenį pasaulyje, kuris mums kainuoja 50 milijardų eurų į metus, surinktų per mokesčius įvairius apmokestinimas ir rinkliavas. Prašome apie tai pagalvoti. Jau šiandien, kas antras žiniasklaidos straipsnis tema CO2 išmetimas siejamas su aušinimo bokštais, tačiau yra žinoma, kad tai ne CO2, o tik balti vandens garai kyla į dangų.
Valstybinėse švietimo įstaigose vietoj žmonių švietimo vis labiau kontroliuojamas jų elgesys. Todėl ateityje vis mažiau žmonių žinos, kad 70% temperatūros svyravimų Žemėje priklauso nuo Saulės aktyvumo pagal de Vries efektą. Ir su CO2 išmetimu tai iš esmės nesusiję.